Sveiki sugrįžę po ilgosios pertraukos. Čia Vytautas ir Vyto šou. Šiais metais vėl reaguosime į viską, nes žada būti labai daug įvykių. Ir Kalėdos, ir Seimo rinkimai, ir krepšinis. Ir Velykos žada būti irgi. Na, o aš gyvenu gerai, kai išsikrauščiau iš Kretingalis. Dabar ieškau naujų būtų Vilniuje, kol dar neradau, gyvenu sandėliavimų sandėliuose, netoli Tarandis. Tik tai, nesakykite, niekam nesijaučiu užmuštų mane tie savininkai išvarytų. O kodėl atsikrauščiau? Nes meilė varo mane į Vilnių. Klaipėdoje buvau susiradęs per vasarą, kai dirbau uoste paprastame. Dirbau uoste pagalbiniu, tai buvau susiradęs tokį meilę, bet labai man jinai keista paskui pasidarė. Jinai prisistatė kačiuku ir mes susitikome. Sakau, koks to vardas? Jinai sako, miau, miau, miau. Bet ir su ausytim buvo ir tą nosį išsipaišęs. Ir aš šneku, sakau, ar tu animatorė gal esi? Jinai miau, 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 murr, ir glaustosi prie manęs. Iš pradžių patiko, bet paskui nebepatiko. Tai sakau, ar tu Dovilė, ar Kristina, kas esi? Neatsakė. Tai įmečiau į vandenyje ir kaip šoko jinai ir pabėgo nuo manęs. Tai jeigu nesate kačiukas, jeigu nesate saulytė, esate paprastas žmogus, aš Vilniuje tave susirasiu. O dabar užtenka apie mane, laikas pradėti šių metų pirmąją laidą Vyto šou. Pirmoji Skaidrė, ką mums paruošė video laidos redaktorius. Aktualijos. Žiūrime, turime iš karto video. Taip. Surfshark. The guy in a toilet. Well, this time we flew in Tomska to ride through the streets of Kaunas in the Red Bull soapbox race. Aš atsimenu tas, kur buvo vaikinas su tuletu, kur važinėjo per Londoną. Aš atsiprašau, bet aš kai pamatau, jau nesupykite, jau man iš tikrųjų primins Stonku, nes tas visur jau su tai savo tuletais. Venti varo, man tai Stonko pasakysiu. Straipsnius užsakinėja jisai, video daro, vlogus filmuoja, viskas apie tualetą. Atrodo, kad žmonės taip šūdo savo gyvenimą neturi. Dar reikia žiūrėti taviškį. Tai ačiū Dievui, čia yra ne tas, čia yra Surfsharko. Am I gonna die? Am I gonna die? Čia kažkas persijungi man. Jau jisai apie mirtį šneka. Tu jau visi jungsi iš naujo. Toilets. Well, this time we flew in Tomska to ride through the streets of Kaunas. Kaunas. Ne Kaunas, o Kaunas reikia sakyti. Vieni Britai buvo nusileidę. Kaunas. Tai dabar visi. Gerai. Dar norėjau apie šitą Surfsharkų lenktynininką, bet paskui pasakysiu. Pliku pimpalų. Pliku pimpalų važiavo per Kaunas. Wow, aš esu matęs nuo parodų kalnų, kai bėg Žalgiris laimėjęs čempionatą plikais pimpalais nuo kalno, bet buvo 6 rytų, sekmadienis, tai visi mėgoja, nieks nematė, bet čia ne ta Žalgiris, ne dabartinis, nebijokite, 1986 metų Žalgiris nuo parodos kalno, ten tai buvo lenktynis. Aš čia, jeigu teisingai supratau, Džonas Surfsharkas jau pats pas mus atsiuntė šitą video, o gal čia šitas žmogus ir yra jau Surfsharkas. Nežinau, ar šitas ar ne šitas, bet aš naudoju, kaip ir sakiau, Surfsharką. Man tualetas ir pamatau, aš kartą galvoju apie Stonku ir gelminį, jį ten viską ant tualetų daro, viską tualetus filmuoja, man jau yra, kaip paprastam žmogui jau yra tikrai per daug.
Oi mūsų tualetas prausia, oi mūsų tualetas dainuoja, oi mūsų tualeto dangtį šildo, o aš atsisiunčiau, žinokite, Surfsharką, mėly stonkai, ir nustačiau VPN, kad aš esu iš Amerikos, kad nebematyčiau jūsų turinio, nes galėčiau žiūrėti tik tai amerikoniškai turinį. Jūs irgi galite tai padaryti, jeigu norite ten žiūrėti, pavyzdžiui, kokius nors amerikietiškų futbolų varžybas, arba jeigu norite beisbolą žiūrėti, arba jeigu norite žiūrėti, yra toksai indų kanalas Indijoje, rodo dantų implantacijas. Šiaip tai paprastam nerodo per kanalus, bet per Surfsharką galite atrasti tenai prie tų turinių prieiti. Žodžiu, prie daugybės turinių, prie pigesnių bilietų ir kas svarbiausiai ir telefonai, ir kompiuterėje, ir neribotame kiekyje, jūs galite turėti savo Surfshark programėlę, saugius duomenys ir matyti daug, ko kiti nemato. Tik tai gali apsičiupinėti. Taip, kad naudokite Surfsharką, apsaugokite savo duomenis, kad nieks negalėtų per kamerą pažiūrėti, ką jūs darot. Į mano tai negali pažiūrėti, net nereikia pleistriuko klijuoti, nes turi Surfsharką, nieks neprisijungs. Ir kitas dalykas, aš turiu nuolaidos kodą, Vitukas. Ką duoda? Negaliu sakyti, nenoriu, nes čia labai didelį nuolaidą. 4 mėnesius nemokamai. Šiaip tai nedaug kainuoja, bet dar 4 mėnesiai nemokamai. Negalėčiau aš pasilikti redaktoriau šito. Reiks paskambinti. Nu va, nauja laidelė, ta pati dainelė. Ką sakė? Sakė ne. Nu tai gerai, imkite nuolaidus kodą ir naudokite nemokamai. Ir pažiūrėkit būtinai dantų implantacijų televiziją Indijoje, kur rodo. Va. Ir dar maisto gaminimus įrodo ten Indijoje. Kai pas mus yra Betus virtuvė, ten yra, kaip jisai vadinasi, Ramšano gatvės, Ramšano street food kažkaip ten rodo, kur. Ir jisai ten daug žmonių ir taip deda iš purankšlašiaus visokius ten gatvėj maistus, bet kaip skaniai. Gal ne ir švariai, bet kaip skaniai. Tai tik su Surfsharku tu pamatys. Na žodžiu. Ir vėl tas. Petras Gražulis nustebino ir Europos parlamentą. Potviniai, dievų bausmė Europai. Petrai, tu esi mūsų bausmė Europai nuo Lietuvos. Toksai įpakuotas mažas suvenyras nuo lietuvėlis. Potvinis su savo tom paklaikusiomis akėlėmis. Aš girdėjau vieną dalyką, kad Petrui Gražuliui labai patinka iš tikrųjų Europos parlamente, nes patinka gyventi Briuselyje, nes Briuselyje yra daug tokių dovydų, kaip jisai mėgsta su barzdėlėmis. Ir aš jums pasakysiu, čia gal gandai yra, aš nežinau, aš neteigiu, galimai, bet man atrodo, kad Petrą Gražulį matė, kaip laižėsi gatvėj. Taip. Nieko neteigiu, tikrai, man atrodo, sakė, kad galbūt čia žydų kilmės netgi vyrukas. Tikrai nežinau, bet aš taip džiaugiuosi, kaip įsivaizduoju, Gargžduose jam reikėjo gyventi, ne tu pasilaižysi su niekom, vis tiek jisai, man atrodo, galimai vyrus myli, nes ten, sakė, pasipliki už nugaros vos nevaikšto, tai dabar jisai Europoje gali. Nors ir tvanas. Man atrodo, Petro Gražuliaus sėkla greitai užtvindins Briuselį, o bus jums bausmė. Hei, belgai, ne vaflių saugokite savo žuvų pardavėjas, nes ateina Gražulis su savo vafliukais. Kalbant apie vaflius, Uspaskicho koalicijos top 10. Puidokas, Tutkus, Stratas, Pilvelytė ir Jakeliūnas. Man atrodo dabar ar ne vasarą aš mačiau tokį filmuką apie emocijas, kur buvo tokie emociukai. Kaip vadinasi tas filmukas? Ieva žinos. Ieva. Kaip tie emociukai tokie, kur yra? Nes... Inside 2. Inside Out? Inside Out gal? Jo, Inside Out 2. Man skamba kaip čia emocijos. Puidokas toksai melagis, melagėlis, jeigu darytumėm filmuką.
Tutkus, storuliukas toksai, kuris valgo ir neturi valios tik daug priklausomybių. Tratas, toksai gražuolis, narcizus, arogantiškas, kur žiūri veidrodį ir įpuolė naktį veidrodį, nes galvoja, o koks gražus. Ir krito veidrodis ir perpjovėjo veidą ir buvo labai liūdnas, nes tokią grožį sugadino. Pilvelytė, amžinai antroji, kur visą laiką atsilieka. Ir toks, kur norėjo būti Jankūnas krepšininkas, bet tapo Jakeliūnas. Tai Atsilikėliukai 2 galėtų vadintis gražus lietuviškas filmukas. Nu, ir žinoma, didysis pabaisa, vaškinis žmogus, tas, kur Afrikoje sustabdai gentyje žmogų ir klausia, kokie jūsų vardai. Vien sako, kitas sako, o jūsų paskaitos. Oho, kiek daug. Atrodo, kad man pateikė Morgo nuotraukas ir liepia atpažinti lavonus, kuris yra tavo giminaitis. Partija Nemuno aušra, į Seimą ves Žemaitaitis ir Širinskienė. Kokia graži nuotrauka jų dviejų. Žinai, kur 12 klasėje ateina 2 klasiokai, ta jaunėščia ir tas euforistai įsidarbinęs. Man buvo tokie kretingaliai, su šorteliais, jau stovi visai, rami galva. Ir ta, o laiminga, kur sakė, tavis iš vis nieks nekabins, tokia, kur pirmūnį niekur neduodavo nusirašinėti, tik tai tam su kepuriuku. Ir va, atvarė. Nu, mes grinai, žiūrėkite, rugsėjo 1, alaus kažkokį palapinį, draugeliai irgi kiti 12 atsistoja tenai gale, mergas blondinis, kur pavydė. Aš linkiu jų, kad sako jų rinkėjai matomai, kad sveikatos būtų, kad Žemaitaičiui bibis stovėtų ir kad Širinskienė niekada neišsausėtų kaip Nemunas. Dar įtakingų žmonių mums parodė. Išrinkti įtakingiausi šalies popkultūros atstovai. Tarp jų Marijonas Mikutavičius ir Valinskas. Nu jau šitie įtakingiausiai. Kas yra įtakingiausiai? Pasižiūrėkime. Taip, sutinku su visais lapukais. Sutinku, taip, galite sekti mane, man p***, aš turiu Surfshark. Taip, kas yra įtakingiausiai? Ai, čia šou verslas. Nu, aš tau pasakysiu, šou verslas įtakos man tikrai nedaro. Aš jau to lietuviško turinį nežiūriu. Nei man tos dainos patinka, nei niekas. Kiek man patinka senas, prancūzų muzika sena patinka. Žoda senas, pavyzdžiui, jau toks yra, nes man tėvai, kai skiriasi, aš užsileisdavau žoda seną ir klausydavau. Ten jie rėkia, o man galvoj, žiūrėk, la pige pour vibrer fond d'un point. Iš namų, aš tau pasakiau, aš tais niekad nemylėjau. Tu aš tau zub, žinkom, na ir iš mano namų, tai va. Kas yra tokie įtakingiausiai? Leiskite atspėsiu. Pirmoje vietoje yra Beta Nicholson, nes kas gali tokios nemylėti. Antroje vietoje turėtų būti šou verslo, tai klounai, tai Landsbergiai 2. Trečioje vietoje turėtų būti Valinskas, būtinai Mamontovas, Orlauskas, Šapran... Ne. Sumaišiau, atsiprašau. Tada turėtų būti Bingelis tikrai. Šilanskas ir Valinskinė. Va, 10. Ne, nu, kad čia kelintų metų jie rašo. Pirms Valinskis, antras Mikutavičius, tada Mamontovas. Orijus? Kas tas Orijus? Orų pranešėjas jau matomai koks nors. Sveiki, šiandien orus jums praneš Orijus. Juozas ir Karoldas Mackevičius. Ne Haroldas, Rolandas Mackevičius yra, nežinote jūs. Juozas Erlickas. Va, Juozas Erlickas. Gerai, aš išbraukčiau Šilanską, įdėčiau Juozą Erlicką. 6 vietoje Algiui Ramanauskui. Tam Keikūnui čia įtakingas yra.
Nu, nežinau. 7 kulinarinių knygų bei laida. Tik 7 Beata Nikolson. Gydykitėse visi. 10 užbaigė keliautojas Gasanovas, vėl Zilnys ir Bareikis. Nu, aš dėl Bareikio suprantu, bet ką Zilnys daro toje vietoje. Z yra paskutinis Z raidės, abecėlės raidė. Nu jau visai. Gerai, Lietuvos elito nuomonė čia buvo. O tauta labiausiai imponuoja. Natalija Bunkė, va, Mamontovas, Valujevičius, su valtim perplaukė Atlantą. Kiek žmonių galėtų perplaukti? Niekas negalėtų perplaukti. Aurimas galėjo, Mamontovas, Vilerlickas. Nu, jeigu tauta imponuoja, kas aš toks, kad dizaineris Juozas Statkevičius, visi norite savo bumbulėlius laikyti vienoje vietoje, ką ir ačiū mums mūsų tautos siuvėjų pasiekėjų didžiausiajam, solistas Merūnas Vitulskis, ačiū maldauju, kad tik tai tu liktum ir šlovintum mūsų šalį visose didžiausiose šalies projektuose, Kelias į žvaigždes. Ir komikas Mantas Tonkus, oi, į tą Žemaitį čia reikia būtinai įpaišyti. Jo didžiausia įtaka buvo, kavo žmogaus neužmušė girtis. Va čia tau ir įtaka. Biški tautą pasidomėkite, ką renkate. Mano vaikus jisai nemokys. Išmeta man reklamą. Dabar čia pusseserė žiūrėjau vaikui korepetitorių. Lygi vienas. Man Stonkus įkūrė korepetitorių platformą. Oi. Dabar jisai mokys matematikus, mano vaiką. Jis promilės gali paskaičiuoti nebent. Ne matematika. Negali. Negali šiai promilių. Negali, kodėl? Nes pagavo. Ai, pagavo? Tai nepaskaičiavo. Paskaičiavo. Blogai. 1, 6, 7. Gerai, kita naujiena, užteks čia pizdavotis iš to žmogaus jau. Šito Žemaičio. Šiaip geras vyrukas yra, kai nori būti tokiu. Viskas. Sveikinimai. Pabaigėme pirmąją aktualijų bombą. Sukamės, kur yra langas į gamtą. Ai, va, langas į gamtą. Petras Daunys pričiuptas parduotuvėje bandė išsinešti lašišą. Petras Daunys iš kokios parduotuvės bandė išsinešti lašišą. O gal išsivesti bandė lašišą? Gal jisai sako, einam lašišą. Jinai neklausė, jie buvo susitarę. Jinai turėjo ateiti koncertą pažiūrėti Petraus Dauniaus, nes bandė išsinešti lašišą. Kaip yra? Bet man atrodo, Petras Daunys jau nebėra prie įtakingiausių šalies atlikėjų. Fun fact, slėpė lašišą po 4 bananais. Gerai, pasižiūrime naujieną. Paskaitome, pasigilinkime dar truputėlį. Dainininkas Petras Daunys vėl teisėsaugos akiratyje. Aš jums priminsiu, kad Petras Daunys grasino savo dabartinis lašišos, tas, kur nereikia paslėpti, niekur vyrui, ešeriui. Sako, tau p***siu žiaunas. Tas ešerys sako, tu aiškink man, aš pasiskuisiu policijai. Pasiskundė ir buvo nemalonumai. Staiga jisai. Žinia vėl pranešama, kad vyras buvo pastebėtas iš vienos Vilniaus parduotuvės išėjęs nesusimokėjęs už savo prekes. Visgi jį pastebėjo apsaugos darbuotojai. Nu, žiūrėk, Petrai Dauny, jeigu tu nori, kad tavęs nepastebėtų apsaugos darbuotojai, tai tu nebūk toksai gražus. Ateina gražuolis ir bando nupinti lašišą. Neįmanoma. Su prekybininkais teko susitikti teisme, kur vyras buvo pripažintas kaltu. Ar jūs klausite, o ko norėjo lašiša? O gal lašiša pati norėjo eiti su Petru Dauniu? Kaip skelbia portalas Alfa,
patikimiausias naujienų portalas, beje, numeris 1 Lietuvoje. Veiksmas vyko birželio 11, taip dramatiškai parašyta, veiksmas vyko birželio 11 dienos, tuomet Petras Daunys vienoje iš Vilniaus parduotuvių pro savitarnos kasas praėjo nesusimokėjęs už dalį prekių. Pranešama, kad vyras bandė išsinešti 2, ne 1 lašišus filė, kurių bendra suma siekia 32 eurus beveik. Čia kaip gera pašalpa jau. Pusė pašalpos. Kiek pašalpos be gaunama, palauk, yra? Aš gaunu už invalidumą. Čia ir nemaža sumelė. Visgi prie savitarnos kasų dainininką prigavo apsaugos darbuotojai. Prigavo, tai jisai fotkinasi matyt, kur aš prigavo. Ir kreipėsi į policiją. Dauniui buvo paskirta administracinė nuobaudė 100 eurų dydžio. Nu va, Dauniai. Skupas moka 2 kartus. Norėjai 31 eurų nupisti, gavai 100 susimokėti, pagal mergų matematikai 130 gaunasi. Pats atlikėjas su bauda nesutiko, kreipėsi Vilniaus miesto apylinkės teismą ir apskundė sprendimą. Aš įsivaizduoju, kaip jisai apskundė sprendimą. Sako, ne, man dabar reikia 6 koncertus dainuoti, kad aš 100 eurų atidainuočiau. Zarasuose laikraštyje popierinėme jūs dar informacijos radote, redaktoriau? Taip. Kas ten parašyta? Buvo parašyta tokia informacija, Taip. kad gerbiamas Petras Daunys, atsiskaitydamas už prekes savitarnos kasoje ant svarstyklių padėjo maišelį su 4 bananais, o po jais pakišo 2 gabalus lašišos, kurių vertė beveik 32 eurai. A jisai po lašišų slėpė. Po bananais slėpė lašišą. Eik tu savo. Aš irgi buvau čia parduotuvėje praeitą savaitę. Jeigu jau taip kalbant, galim ir off-topikų pašnekėti, tai kaip ir sakiau, atvažiavau Vilnių. Mandau ieškoti tų naujų santykių dabar, nelabai pavyksta, bet nuėjęs į Lidlą apsiprekinti. Ir prie Vulkučių stovėjo tokia bandelė. Bet kaip valgoma, matomai, jeigu moki atidaryti, tai gal ir valgoma. Tai, bet ne bandelė, moteriški skanėstas tikras skanėstas. Jis stovėjo ir aš taip įėjau, kaip ir Bulkutis po kairį iškart, po dešinį vaisiai. Aš taip užmečiau akį, jinai dėliau bandelės. Nesakys, kuriam Lidle, bet jinai dirba. Jinai, jeigu žiūri į vietą šau, žinos. Ir aš taip pažiūrėjau, jinai į mane, matau, kad nusijuokė. Ai galvoju, prisirinksiu vaisių, nors ėjau, ko aš ten, ėjau pienų, mėsos, žodžiu, bulgarkę reikėjo Lidlę nusipirkti, buvo ten visokių dabar vasaros išpardavimų. Žodžiu, ir einu, ir aš perku, stoju prie tų skyriaus, pasiėmiau salotų, vaikšto, Bulkutis dėlioja į tą padėklą. Bet ne iš ten, kur deda visi, bet taip salį. Ir žiūri. Ta pradėjau dėti. Tai toks, kur deduosi random daiktus. O, galvoju, čia man reikės tikrai. Vaikštai ir aš taip žiūriu. O, nektarins, pasiėmiau 3 laimės. Aš net nežinau, kas čia yra. Šitie vaisiai yra. Kaip oboliukai gal kvepia. Kaip. Aš nesu matęs, tokių kretingaliai nebūna. Žodžiu, paskui atčiavirti gal reikia. Paskui paėmiau slyvų tokių. Ir visą laiką žiūriu į tą slyvus pasiėmiau. Ir tada pasiėmiau jau šitą geltonojiką. Nežinau, irgi, prisidėjau kokių nereikalingų dalykų, nieko nesupirkis tokių. Ir paskui galvoju, blemba, su tais slyvais aš čia pasirodys kažkoks frikas. Galvoju, pradėsiu aš jai namiokus siūsti. Ir toks, stovi, taip, banan, taip. Taip. Ir stovi. Jinai taip žiūri, žandai tik išraudonavo. Paskui aš to bananą pažiūrėjau, galvoju, ne, čia aš neteisingą ženklą tau nusinčiau. Tad jau taip, ištraukiau tokio.
Stoju ir žiūri ir darau taip. Ją žiūrėdams. Daug nereikalingų priekių savo prispirk, sakau, kai kurių net bet labai šviežius visus. Ir žiūri ją. Ir matau, iš kitus solis gal pareina Lidlo darbuotojas, kitus toksai, su 2 auskarais. Toksai, taip, pareina, sto kur valo grindis. Ir užstojo prieš mane. Ir aš matau tą bandelį, kur jinai taip parodė akim, kad vos neatseičia gal kažkoks jos vaikinas, kad atėjo kitą kartą. Tai ir likau su tokia paslaptimi. Jeigu tu žiūri mane, parašyk komentaruose, aš dar ateisiu. Prispirkau savo daiktų. Neprapulsiu, bet ir bananų turiu, ir vazonėlio gėlės pagaminta Lietuvoje, kad čia yra Evaldo daržovis. Ir Evaldo daržovę nusipirkau. Evaldo daržovę nusipirkau, nektariną. Ir žinot, kitą kartą aš ateisiu pas tave, Dovilė. Ne, Dovilė. Žinai, Jėzau, kokį skanų, vis galvoju apie tą merginą. Ir aš žinau, kad aš į Lidlą dar sugrįšiu, ne tik tai šviežių daržovių ir vaisių, bet ir pasiimti savo bandelis. O kol kas, galvok apie mane. Oi, dar nesibaigi šitų naujienų sraitis. Petras Daunys. Atsako, tokia chaotiška diena buvo. Tokia chaotiška diena. Prakalbu apie lašišos vagystę. Buvo chaotiška diena. Gerai, aš noriu paskaityti, kaip jis pasteisina. Bet jūs pastebėt, kad visur rodo. Rodo 4. Čia po kiek bananų reikia slėpti. Lašišą. Gerai. Atsiprašau visų, kuriems atrodo kitaip, bet aš geriausiai žinau, kaip buvo iš tikrųjų. Pasakoja. Ta diena atėjau į parduotuvę, ne pačios geriausios savijautos, buvo išsiblaškęs emociškai, vaikščiojo irgi išsekęs. Sąžiningai net nelabai atsimenu visų detalių, kas taip nutiko. Pirko nemažai prekių, gal net 4 bananus. Ir viena iš jų nebuvo įmušta teisingai. Aš negaliu pasakyti, kaip tai įvyko. Tuos lašišus, žinote, yra tokias, kai ištraukė. Taip, jinai buvo išfiliuota, taip, jinai buvo negyva. Bet gal kažkokie elektros impulsai subspurdėjo ir net 2 gabaliukai palindo po bananų. Palabiški dar įdomų komentarai. Išsekęs, paliegęs, senis išsunktas ir nustekentas. Ėjau lašišos jai nupirkti. Norėjau parodyti, kad iš didelis berniukas aš galiu ją aprūpinti. Ką dar rašo, palaukite komentatoriai. Ko? Emociškai išsekęs? Pergeręs. Kad nebeskelbk visiems nusto gerti ir rūkyti žolę. Čia rašo komentarai. Lomkės bus. Aišku, po tokio stažo. Bet gal paskui paskaitysi, ką pezėjai. Norėčiau pamatyti tą žmogų. Štai 5 reakcijas. Žvengas toksai ir liuksai. Kita naujiena. Nu va, gilkos visi. Čia tiek ruduo prasidėjo, visi nesąmonės pradėjo daryti. Gerai, čia mes jau matome video. Beautiful people, what a great news for my Mercedes. Again. Button sport. Teşekkür ederim. Teşekkür. She go. Mercedes go. Hadi gidelim. Grinai Petras Daunys taip jautėsi, kai buvo Lidle. What a great people, Mercedes 2 lašiš pizdi 0, teşekkür ederim, ką aš pagavau, aš išsiblaškęs esu, aš juk nieko neėmiau. 100 eurų nesutinku, kodėl aš turėčiau mokėti. Karpavičiūtė. Jo nebe Karpavičiūtė. Jo visi Karpa. Man įdomiai tas turkas, kur sėdi. Again. Toks ir telefonai lin. Ką čia tą daro? Pradėjo kaip juodaodė repo dainą. Teşekkür ederim.
Dar viena gamtos pažiba. Moteriškė Roberta Streblos, čia Streblos jos veidas, lūpus vadinamosios yra, ar Streblos čia ir pavardė? Nežinote, redaktoriau? Jis print screen'u man išmetė šitoj fotoje, tokia atrodo nusičiulpus. Juokauju. Tai atrodai ar neatrodai? Man. Galvoju. Žinote ką, jūs rašykite komentaruose, ar atrodo ar neatrodo nusičiulpus, nes aš tai tikrai nesu tas, kuris gali atsakyti. Pažiūrėkime video. I don't give a fuck. I don't give a fuck. I don't give a shit what anybody says or what anybody thinks. I have this mindset. I have this mindset that I look like I have my blowjobbed. circle of people that I... Juokauju. Čia galėtų įkelti. Aš jeigu įkelčiau nuotrauką į internetą, toks va čia šlanga, toks pala, kur cukinija yra. Ne, cukinijos aš gal nedėsiu. Dės bananiuką, kad būtų labiau relatable jum, ne man. Toks va. Taip įkeliu. Atrodo, kaip su stajaku. Juokauju. Čia nestajakas. Jau Ievai patiko. Im. Imkim, valgyk. Žinau, kad pasilgusi. Dabar jau pats tas amžius tau, 23 metai, apie nieką ir negalvoji kitą. Žinai ką, Ieva? Šnais nespirksi į Lidlą, vis tiek aš eisiu šį vakar dar. Imk, parneši kambariokiai. Kol šviežias. Tik paskui, kol šviežias imk, nes kol šviežias kietas, paskui suminkštėja ir ciklus labai didelis būna. Kita naujiena, kas dedasi šitoje Lietuvoje? Dieve, necenzūriniais žodžiais Inga Budrienė išvadinęs Remigijadijus Viršila stojo prieš teismą. Paaiškėjo verdiktas. Kaip iškinyje nurodė Budrienė, TikTok tiesioginės transliacijos metu verslininkė buvo išplūsta įvairiais žodžiais. Kaip antai, žodžių citatus. Šiukšlė, s***a, p***la, žeba, čiūčela, Kauno sabaka ir kitais. Kalbiname patį Remigijų Viršilą. Sveikas, Remigijau. Tai kokiais žodžiais ten išvadinai? Jeigu mes atėjus, jinai tako žetva čiūčelo, savo sūnų atsidedi, tai p***a šiam į galą. Ačiū, Remigijau, už jūsų įžvalgas. Video. VŠU Plungės jaunimo centras atviras ratas. Netoli gyvename Kretingolėje. Kaip patinka. Vaka, nebūkit riochalas, meskit rūkį. Turiu pasakyti, labai geras scenarijus, labai puikus yra lokacijų atrinkimas, nes aš kai pamačiau iškart supratau, o ne šitam jaunimėliau jau grėsia nelaimė. Ir tik pasakiau nelaimė, numetė, ugnis pradėjo, tokį simbolinį degti ir jau vienas guli su laidais. Užsidėjus, tai tu įsivaizduok, jeigu telefonas būtų uždėts, pavyzdžiui, ant kiek čia kokį mirtis yra. Ir tada ta mergaitė, nebūkite triochlas, meskite rūkyti, pačius teisingiausius žodžius pasakė. Ir dar galėjai pridėti, nebūkite žiurkis, žertus, sabakus, čiūčelus Kauno, ir Plungis, ir Mažeikių, ir visos Lietuvos. Nebūkite asilai, gaidžiai, vafliai, meskite rūkyti jaunimėlį. Ir žinot ką, zaibis padarėt. Gerai, aš net nebijosiu, nes jaunims taip šneka. Jaunimėlis, zaibis padarėt filmėlį. Gerai, dar padarykite dar daugiau tokių. Padarykite apie AIDS, padarykite apie narkotikus, padarykite apie kristę.
Ne kaimynė, o jūs jau žinote apie kurią. Ir padarykite tada dar apie pleiskanas, kad nepleiskanuotumėt. Ir dar padarykite apie veipus, ir dar padarykite apie paspirtukus, ir iš vis tapkite visi Benu Lastausku ir visiems viskas sakykite, ką reikia daryti. Taip, kita naujiena. Jau matau, čia jau bus. Palaukite, garsiai įsijungiam. Ir minutės video, neišsižiūrėsime vis, o gal stabdysime ir komentuosime. Geras gabalas, freestyle. Please. Jėzus Marijas, nu atsiprašau, pala. Ar galima rankas aukščiau? Ar galima gal maikės aukščiau? Būtų malonu paprašyti merginos! Blondinės! Atominės ateina jau! Žiūrėkite, apie atominis mes nejuokaukime, kol Zaporižė yra užminuota ir kol Astravas dar tebėra prie mūsų. Atominės! Nerėkit, jūs galite susprogdinti savo balso stygomis šias atominės elektrinės. Merginos! Eik, tu pis, jaučiu, kaip eina radiacija nuo šitų atominių merginų. Galimai, kad aš šitoje bus, kaip mano laidos redaktorius Maconka. Slenka plaukučiai. Slenka plaukučiai ir greitai pamatysite mane per Kalėdus akcijoje, kur prašysiu jūs paaukoti man pinigėlių. Ar galima rankas aukščiau? Ar galime daugiau nebedaryti tokio turinio? Ačiū. Merginos, aš jūs labai prašau. Blondinės! Aš jūs labai prašau, ar galite man pagal šią dainą sukurti Vytuko laidos intro himną? Vytukas! Ar galėtumėte? Jeigu galėtumėte, aš jau atsiųsiu po 50 eurų abiem. Nežinau, kokius kainos vaikšto už intro darimą, bet manau, kad kažkur daugiau mažiau tokis. Smakra aukščiau, maikutis dar aukščiau, pustonio aukščiau. Ir į studiją ir parašykit man himną. Būtinai noriu pradėti visada ketvirtadienį su tokia vaibu. Pagaliau susitikom, čia visos drauge. Tu blondinė ar brunetė, čia jokia problema. Nesvarbu tavo dydis, tavo odos spalva. Net ne rasistis jos. Tu esi nuostabiausia, tu esi tobula. Gal tu Maksimoj dirbi, ar Lidla. Ten dirba žvaigždės tik tai. esi tik mama. Gal lakuoji nagus, gal dainuoji duše. Kad ir ką darytum, atsimink visada. Išskirtinė esi, tu tokia tikria. Man labai patiko, aš turiu pasakyti, fui, nenoriu tų. Man labai patiko merginos. Merginos! Man labai patiko. Jūs esate nuostabius, jūs turite eiti į talentus, jūs turite eiti į balsą, jūs turite visur eiti ir dainuoti šitą dainą. Jūsų šitą dainą turi būti naujasis Lietuvos himnas. Jūsų šitą dainą turi būti Lietuvos moterų krepšinio lygos himnas. Jūs turite būti pastatyta Bieto Marcinkevičiaus, jums turi būti pastatyta už tokias eilės Vilniuje paminklas. Merginos, aš su jumis, feminizmas nugalės. Sporto naujienos. Robertas Javtokas visureigį pastatė neįgaliems skirtoje vietoje. Fotografuojamas, rodė vidurinį pirštą. Ir šitą, kur skaudė. Vat jau, aš žinau, kas dar vienas žymybė statė neįgaliųjų vietose. Bet, žinot, jūs nežinot, kas buvo Robertui. Jisai parvažiavo iš medžioklės, nušovė stirną. Ir ta stirna jam prakalbo žmogaus balsu. Sako, kodėl tu mane šaudė, aš dar 6 stirniukus namuose turėjau. Ir tada Robertas sako, žinai ką, aš tave nuvešiu kraujuojančią pas veterinariją. Ir atvažiausiu didelį džipą, nebuvo kur statyti, nes didelis džipas yra per siauras, kad jūs eitumėte, daužytumėte su savo durelėm tokio prabangaus žmogaus prabangų automobilį, jisai gelbėjo stirną. Jisai suprato, kad daugiau gyvenime nebenorės medžioti. Apsimyžo stirna mūsų. Jis suprato, kad daugiau nebenorės medžioti,
O jūs su savo nuotraukom, jūs ateikit, paprašykit žmogaus, ar galima su jumis su Robertai nusifotografuoti prie neįgaliojo vietos. Nusifotografuos, o kai iš toli fotkinu, va, ir turėkit. Nekreipk dėmesio, Robertai, tauta visada pavydės tokiems iškiliems didžiavyriams kaip tu. Taip, o čia jau sporto naujienos apie kažkokius jau bušidistus. Žiūrime. How you feel? I feel good, very good. You scared? You scared? You scared? Of what? For fight? You scared? No. I never scared. Never scared? Never. This is not good. Every people scared. Okay. So you're not scared? Know me. No? Okay. Good, good. See you tomorrow. Of course tomorrow. With pleasure. Pats labiausiai nepavykęs konfliktas, kiek yra įmanoma. Įsivaizduok, eini gatvėje ir Marozas prišok prie tavęs. Jei, girdi, taip klausau, bijai, ne, nebijau. Ai, nebijai, jo, nebijau. Ai, okei. Okay. Tai rytoj vėl eisi čia, jo, eisi čia. Tai pasimatysim rytoj. Davai, okei, gerai. Tai čiau, jo. Tai nebijai tikrai, ne, nebijau. Visi šiaip bijo manis, bet aš nebijau. Ai, nebijai. Okei, nu tai ką, skirtimės tada. Dar viena naujiena apie krepšinį. Mindaugas Balčiūnas, tas, kur jau laimėjo prezidento rinkimus, patvirtino, kad Rimas Kurtinaitis perims rinktinės vairą, liko tik formalumas. Jeigu aš būčiau rinktinis kapitonas, aš irgi tik su tokiam džinsovkim tą vaikščičiau. Aš labai norėčiau paprašyti, kad jeigu jūs, treneri, gerbiamasis, ar galėtumėt paprašyti, kad pasiūtų Balčiūnas va tokius visiems džinsinis uniformas. Kad visi žinotų, kad atvažiavo Lietuva ir kad mes nusiplėšėme tiesiog nuo savęs viską tam, kad suvalgytumėm savo priešininkus rankomis. Pačias gražiausias džinsovkis. Mačiau Berškui. Big Girl Nika iškovojo Paryžiaus olimpiados sidabro medalį, bet čia ne Big Girl Nika yra. Andriejus, jau net Dzūkų gatvė, dabar Pavilnys, praėjo 13 metų, bet žmonės atpažįsta. Breakdance is always breakdance. Оп. Молодец. Вообще. Iš Dzūkų gatvės. Jau Pavilnys, Džiaugsmo gatvė. Okei. Jau. Žinai, kur neturi įsijungęs location service ant telefono, bet tiesiog draugeliam negali numesti, kur yra, bet visi visą laiką pasako. O šiaip tai mane tai nunešė prisiminimais atgal į praeitį, kai visi žinojom, kad breakdance is always breakdance. Labai viliuosi, kad mes kaip breikų šalis, Lietuva, išliksim ir toliau atšiauri, kad mūsų breikas bus filmuojamas tik tai laidose Faras arba olimpinėse žaidynėse ir kad mes niekada netapsime breiko australai. Reklama. Jau ko čia, aš nesuprantu, jau ko čia iš jos aš turėčiau kažkokį jo juoką išspausti. Rankos kaip rankos, pas mane kažkokia nesąmonė. Ateik čia. Ką? Kas čia kalba? Aš čia kalbu. Nemanyk, kad tu čia tik vieną moki kalbėti, žinok, čia mūsų daug yra. Ko tu baksnuoji mane? Ką? Tu kalbi su manim? Taip, aš kalbu. Nu va, mes turim Lokarno kino festivalį sidabrinį liūtą ir už režisūrą, ir auksinį už pagrindinį filmą. Lietuvos kinas yra tokioje aukštumoje, aš jums pasakysiu, kad ir Plungis VŠI jaunimo atviras ratas, ko sukūrė, ane? Dabar va. Galbūt tu įsivaizduoji, tu mane nupirkai, mane pamiršai, manęs negerai ir dabar stovi skundės prie veidrodžio, kokias tavo rankos tvoros. Tai gal pradėk tu mane gerti? Ar aš išprotėjau? Man rimtai Kas ten žino? Aš sakyčiau, kad paprotingėjai, nes nebesi su išprotėjusiu žmogumi. Rimtai gali padėti, ne? Tai aišku. Gali padėti, ne? Labai patinka man dialogai, labai natūralus dialogai, nes aš irgi su savo Magniu kiekvieną rytą pasišnekam. Nu, sakau, Magni, ką tu, kaip gerai? Ai, sako, negeri manęs, pamiršai mane visai. Sakau, vitaminą D dabar geriau. Nu, tai sako, supratau, kai jau fizinių krūvių mažiau, tai ir mane pamiršai. Šiaip tikrai,
Organiško. Tektų, kad tavo rankos būtų gražesnės, o tu manęs negeri. Rita, nedegink riebalų, nes nudegs ir... O šito Lietuva nenori, kad įvyktų. Orai. Klasika. Pabandom palipsinkinti. Baigėsi tiems, kur pinigų neturi. Vasara baigėsi tiem, kurie pinigų neturi. O žinot, kam baigėsi pinigai? Tiem, kas vyrų nebeturi. Čia toks gilesnis. O žinot, o šitos dainos aš jau nebeleisiu. Nes šitos dainos geriau negu sudainavo negyvo eterio komanda, niekas nepadarys. Bet pabaigai aš turiu visgi dainą, kurią norėčiau jums pagroti. Ačiū Petrai, piskite iš ekrano. Ne, jūs Petrai dauni. Jūs ateikite čia, eikite į šitą pusę. Taip, ten lašišo. Ateik. O dabar, prieš pat pabaigą, siūskite savo nuotraukus, jeigu norite, kad įmintumėm į Vytautas Vidutinysis Instagramą, pasiekite Instagrame taip pat Vituką, nes ten kelsime reelsų visokių, gal kažko bus nematę. Tada kitas dalykas, subscribinkite šitą pasiskolintą kanalą, kur aš neturiu, dar nepradėjau daryti, bet pasubscribinkite tą stonku, jeigu pasiekit. Pirkit Lidlę šviežius dalykus, būtinai Surfsharką atsisiųskite 4 mėnesius nemokamai. Ir atsisveikinu su jumis ir pasimatysime kitą ketvirtadienį. Vaikinai ir... Merginos! Ar galima rankas aukščiau?